Right. Taip atsakytų kiekvienas britas paklaustas, kuria kelio pusė jų šalyje vyksta automobilių eismas. Iš tokio atsakymo nepavyks suprasti, ką jis turėjo omenyje. Ar tai, kad eismas vyksta dešiniąją kelio pusę, ar tai buvo tiesiog sąmojingas atsakymas, jog Britanijoje automobiliai važiuoja teisinga kelio pusė. Kad ir kaip bebūtų, Lietuvoje daug kas norėtų, kad konservatyvieji Britai važiuotų kairiąją kelio pusę. Kodėl? Ogi todėl, kad iš šios šalies pargabenti naudoti automobiliai dažnai vilioja itin patraukliomis kainomis. Bet yra viena didelė problema. Jų vairas yra ne toje pusėje, kurioje turėtų būti. Visiškai kitokia situacija yra su iš Didžiosios Britanijos į Lietuvą atvykstančiais motociklais ir motoroleriais. Norint jais važinėti Lietuvos keliais, nereikia jokių brangių ir daug laiko atimančių vairuotojo vietos transplantacijų. Šiandien Automoto svečiuojasi pas naudotų motociklų ir motorolerių pardavėją iš Pasvalio Gintarą Zigmuntą, kuris jau 8 metus Lietuvoje randa naujus namus iš Britanijos pargabentai mototechnikai. Tiek vokiečiai, tiek italai ar jau minėti Britai, kiekviena didelė tauta pasižymė savo unikaliu charakteriu, kuris atsispindi iš šių šalių pargabentose transporto priemonėse. Šioje laidoje pamėginsime iš pirmų lūpų išgirsti atsakymus į labiausiai rūpimus klausimus mūsų tautiečiams, kurie norėtų įsigyti naudotą motociklą ar motorolerį iš Jungtinės karalystės, taigi apie viską nuo pradžių. Motociklais Gintaras Zigmuntas žavėjosi dar jaunystėje. Gūdžiais 1985-aisiais jis iš savo sutaupytų pinigų įsigijo pirmąjį motociklą Java 350. Žinoma, važiuoti motociklu yra daug maloniau nei jį remontuoti, bet be vieno nebus ir kito. Nuo tada pradėta kaupti patirtis remontuojant ir prižiūrint motociklus, labiausiai pravertė pradėjus prekybos motociklais verslą. Pasiteiravome, kodėl Gintaras nukreipė savo žvilgsnį būtent į Didžiąją Britaniją. Pasirodo, dėl šalies klimato vairuoti motociklą ten galima beveik ištisus metus, todėl Britai jiems negaili pinigų. Tai suformuoja didžiulę naudotų motociklų rinką, kurioje pasirinkimo tikrai nestinga. Galiausiai ne paskutinėje vietoje lieka jų kaina, kuri yra tikrai konkurencinga. Pirmuosius žingsnius mototechnikos pardavinėjimo link šiandienos pašnekovas žengė 2005 metais po apsilankymo Didžiojoje Britanijoje su konkrečia užduotimi – apžvelgti šios šalies motociklų rinką ir įvertinti galimybę joje nusipirktais motociklais ir motoroleriais prekiauti Lietuvoje. Kadangi tuo metu mūsų šalies naudotų motociklų rinka nebuvo pakankamai užpildyta. Apsilankymo svečioje šalyje metu paaiškėjo, kad geriausia strategija yra įsigyti dviratį transporto priemonę specialiuose aukcionuose. Žinoma, toli gražu ne ant kiekvieno tik ką pargabento motociklo galima iš karto sėsti ir važiuoti, tačiau ilgametės Gintaro patirties juos remontuojant dėka, bet kokios atvežtą motociklą kamuojančios problemos yra kaip mat pašalinamos ir netrukus jis tampa pilnai paruoštų eksploatacijai. Beje, net jei norimo įsigyti motociklo modelio Gintaras tuo metu neturi, galima jį užsisakyti. Pašnekovas tokiems pirkėjams padeda viso pirkimo proceso metu, nuo pirminės konsultacijos iki motociklo įregistravimo Lietuvoje. Kokiusgi motociklus labiausiai mėgsta Britai? Populiariausi šioje šalyje yra sportiniai motociklai, o štai čioperių pasirinkimas menkas ir kainos gana didelės. Kalbant apie motorolerius, Gintaras pastebėjo, kad nors daugelio jų kosmetinė išvaizda nėra pati geriausia, tačiau techniniam stoviui priekaištų pasitaiko retai. Britai šioje srityje netaupo. Dažnai tenka išgirsti, kad iš Didžiosios Britanijos parkeliavusi technika dažnai būna parūdijusi. Kaip yra iš tikrųjų? Pasirodo, ši problema iš tiesų egzistuoja, tačiau labiausiai ji pasireiškia tik motocikluose, kurie buvo eksploatuoti pakrantės regionuose. Žinoma, pašalinti visas rūdis nuo ženkliai parūdijusios technikos dažniausiai neapsimoka finansiškai, tačiau tai teigiamai atsiliepia kainai. Tokią techniką visada galima įsigyti žymiai pigiau. Retas pirkėjas perka tik ką iš Didžiosios Britanijos parvežtą motociklą, nors jų techninis stovis būna geras, tačiau smulkus, dažniausiai kosmetiniai trūkumai atbaido potencialius pirkėjus,
kurie ko gero neturi įgūdžių šiuos trūkumus pašalinti patys, nors tam reikia pakankamai nedidelių finansinių išteklių. Po savaitės Gintaro rankose motociklas įgauna prekinę išvaizdą. Pažeistos detalės būna pakeičiamos naujomis, jei jų neįmanoma suremontuoti vietoje. Esant korozijos židiniams, jie taip pat yra panaikinami. Jei reikia, motociklas yra dažomas. Žinoma, Didžiosios Britanijos aukcionuose Gintaras visada stengiasi nupirkti motociklus su kiek įmanoma mažesne rida. Tačiau Britanijoje pirkti motociklai, lyginant su jų amžiumi, dažnai pasižymi gana didelę ridą. Nors pavyzdžiui, nepriklausomai nuo ridos, jų padangos būna labai gero stovio. Beje, kadangi dažnai užtrunka, kol motociklą Didžiosios Britanijos aukcionuose kas nors nuperka, pasitaiko, kad atvykusių motociklų grandinės būna parūdijusios, o kartais jas net tenka pakeisti. Didžiausias darbymetis motociklų pardavėjui Gintarui Zigmantui prasideda kasmet vasario mėnesį, būtent prieš motociklų sezono pradžią. Užklumpa gausiausi srautai pirkėjų. Beje, tuo metu nemažai motociklų nuperka perpardavinėtojai iš rytų. Kaip ir galima tikėtis, pirkėjų srautai įpusėjus pavasariui sumažėja. Na, o vasaros metu pasitaiko tik pavieniai. Sumažėjus paklausai krenta ir motociklų kainos. Gintaras pastebi ir kintantį Lietuvos motociklininkų skonį. Prieš 5 metus ir anksčiau populiariausi buvo sportiniai motociklai, tačiau pastaruoju metu pirkėjų žvilgsnis vis dažniau krypsta į klasikinių motociklų pusę. Vokiški, japoniški ar itališki motociklai, kurie populiariausi. Daugiausiai Gintaras parduoda japoniškų. Jų ir kainos patrauklios, ir detalių pasiūla didžiausia. Toliau seka vokiški, tačiau paties Gintaro žodžiais tariant, jų pirkėjas dažniausiai būna labiau subrendęs ir tiksliai žino, ko nori. Na, o itališkus renkasi tie, kurie trokšta išskirtinumo. Ar Britai mėgsta motorolerius Vespa? Gintaras teigia, kad taip ir net labai. Tik kadangi itin didelę Vespų korpusų dalį sudaro metalas, todėl rūdys joms yra tikrai nesvetimos. Žinoma, klasikinis Vespos dizainas atrodo niekada neišeinantis iš mados, atsiliepia jų kainai. Šių motorolerių kainos didesnės ne tik pas mus, bet ir Britanijoje. Todėl pargabentos Vespos kainuoja nuo maždaug 2,5 tūkstančio litų. Bet įsigijus motorolerį už tokią kainą dažniausiai dar teks pakratyti piniginę, šalinant Vespas taip mėgstančias rūdis. Žvelgiant motociklų pardavėjo akimis, kaip kinta lietuvių susidomėjimas motociklais bėgant metams, pašnekovas teigia, kad jis lieka daugmaž vienodu. Vienintelis dalykas, kuris naudotų motociklų rinkoje akivaizdžiai pasikeitė, tai padaugėjo pardavėjų. Todėl nors anksčiau didžioji dalis Gintaro pargabentų motociklų likdavo Lietuvoje, šiandieną daugiausiai jų iškeliauja į Rusiją. Pirkėjai iš Rusijos mūsų šalyje labiausiai dairosi sportinių motociklų, klasikiniai domina tik vieną kitą. Jų rinka šiuo požiūriu labai panašiai ta, kuri vyravo Lietuvoje prieš 5 ar 8 metus. Žinoma, nereikia pamiršti, kad į Rusiją įvežami motociklai yra apmokestinami muito mokesčiu. Todėl pirkėjai yra itin jautrūs kainai, juk kuo ji mažesnė, tuo mažiau reikės mokėti muito mokesčio. Perkant bet kokią naudotą techniką visada išlieka rizika, jog pasitaikys koks nors rimtas gedimas, nors tokie atvejai pasitaiko labai retai, tačiau Gintaras visada padeda su rimta problema susidūrusiam pirkėjui įsigijant detales, jei jų neturi vietoje. Per visą laiką prekiaujant motociklais Gintarui tik vieną kartą teko pakeisti tik ką nusipirktą motociklą, mat pirkėjui grįžtant namo užkalė jo variklis. Ką gali pašnekovas patarti pirkėjui, kurio kišenėje šlama tarkim 700 litų ir jis norėtų įsigyti motorolerį? Kaip ir galima tikėtis, už tokią sumą motorolerio Gintaras pirkti nerekomenduoja. Dėl paprasčiausios priežasties labai didelė tikimybė, kad sutaupytus pinigus netrukus teks išleisti remontui, kurio kaina gali lengvai viršyti paties motorolerio įsigijimo kainą. Geriau, kaip teigia Gintaras, yra iš karto nepagailėti bent 1000 litų daugiau. Mat tokiu atveju tikimybė, kad motoroleris bus patikimas, išauga keleriopai. Apskritai pašnekovas tokiu atveju rekomenduoja atkreipti dėmesį į itališkus motorolerius. Jie yra patvarūs ir jų detalių pasiūla yra didžiausia.
Pabaigai pašnekovo pasiteiravome, ar šiomis dienomis jam dar pavyksta rasti laiko važinėjimui motociklu. Deja, nors, kaip Gintaras minėjo, jam važiuoti motociklu patinka labiau nei jį remontuoti, dėl laiko trūkumo pats ant motociklo atsisėda labai retai. Dažniausiai tenka apsiriboti trumpais pasivažinėjimais, išbandant tik ką suremontuotus motociklus, o planus pasivažinėti tiesiog savo malonumui dažniausiai griauna nesibaigianti darbų lavina. Šiemet, kaip niekada ilgai vyravę žiemiški orai, džiugino nebent automobilių ralio mėgėjus. Bet pagaliau prasidėjęs pavasaris atnešė ne tik šilto oro bangą, bet ir suteikė pirmąjį šiais metais šansą išbandyti savo jėgas kitų automobilių sporto šakų mėgėjams. Ilgus žiemos mėnesius ruošti automobiliai ir adrenalino ištroškę jų vairuotojai praėjusį savaitgalį užplūdo Vilniaus Kaukaro žiedą, kuriame vyko pirmasis šių metų Lietuvos greituminio slalomo varžybų etapas. 1,5 kilometro ilgio trasoje lenktynininkams teko įveikti įdomias figūras, staigius posūkius ir smagius apsisukimus. Atiduodame visą save, kad tai būtų kiek įmanoma daugiau važiavimų, kiek įmanoma tai būtų prieinama kaina patiems dalyviams, nes tikrai, šiais laikais tikrai yra sunku rasti dalyvių ir dėl to ir bandome kuo mažesnę kainą, kad juos išugdyti, po truputėlį paruošti toms rimtesnėms varžyboms. Nes kaip žinia, mes jau gal 5 metai darome paprastus klasikinius lėtuminius slalomus, dėl to jau ir mūsų dalyviai po truputėlį pereidinėja į greituminius. Greituminis slalomas derina 2 skirtingų tipų varžybas – įprastą slalomą ir žiedines lenktynes. Skirtingai nei įprasto, greituminio slalomo trasa labiau primena žiedinių lenktynių trasą. Todėl čia automobiliai išvysto gerokai didesnį greitį, tačiau tai nėra žiedinės lenktynės, nes vairuotojai trasoje vienas kito nelenkia, o tik siekia kiek įmanoma greičiau apvažiuoti. Pati trasa yra labai dėkinga automobilių sportui, yra ir saugi, ir žiūrovams tai puikiai vieta stebėjimui, tai dėl to tikrai pasistengėme, kad galėtume čia daryti. Žinoma, greituminis slalomas išlaiko pagrindinį šio šakos bruožą. Trasoje yra kliūčių, kurių apvažiavimo greitis labiausiai lemia galutinį rezultatą. Galingų variklių gausmas ir svylančių padangų kvapas paliko neišdildomų įspūdžių daugybei varžybą stebėti susirinkusių žiūrovų, kurie trasoje galėjo išvysti visko, nuo ladų iki lotuso. Nors ne visiems dalyviams fortuna buvo vienodai palanki, buvo tokių, kurių automobiliai po varginančio išbandymo namo grįžo su naujais randais, o keletą automobilių negailestingas Kaukaro žiedas tiesiog pasiglemžė, tačiau didžiai daliai sportininkų pavyko sėkmingai įveikti šį išbandymą. Trūko kai kuriuose vietose švaros, nes per tą smėliuką teko ir nusirašyti ant vieną posūkio. O taip, tai čia yra labai didelė trasa ir labai gaila būtų, jeigu lapkričio mėnesį jinai būtų sulyginta su žeme. Varžybų intriga neišblėso iki pat pabaigos. Mat tik vakaro pabaigoje paaiškėjo visų tą dieną važiavusių rezultatai. Absoliučiais nugalėtojais bendroje įskaitoje buvo paskelbti Anton Abragimovič, vairavęs BMW 328 ir užėmęs 3. vietą. 2. vietą užėmęs Tomas Sakalauskas su Subaru Impreza ir Remigijus Orvidas, triumfavęs užėmęs 1. vietą, kurį į pergalę atvedė taip pat Subaru Impreza. Tai galime sakyti, kad dabar 2. ir 3. etapai vyks Kauno Kačerginės Nemuno žiedo trasoje. Jie vyks kartu su Lietuvos greituminio slalomo ir kalnų lenktynių čempionato 2. ir 3. etapais. Tai bus dvigubos varžybos, tai tikrai 2 kart daugiau dalyvių, 2 kart daugiau važiavimų, daug įdomiau. Toliau 4. etapas sugrįš į šią vietą ir tikrai bus, patikėkit manim, labai daug staigmenų, ypač žiūrovams. Taigi, šį šeštadienį vykusios greituminio slalomo pirmenybės simboliškai pradeda šių metų automobilių sporto sezoną, kuris varžybų dalyviams žada naujus iššūkius, o žiūrovams gausybę kvapą gniaužiančių akimirkų. Laidos partneriai Vilbra,
foto video prekių ir paslaugų lyderiai Lietuvoje. www.vilbrafoto.lt